Dienos svečias. Metas dienos svečio rubrikai, o dienos svečio rubrikoje šiandieną pakalbėsime su Lietuvos policijos generaliniu komisaru Linu Pernavu. Sveiki gyvi. Sveiki gyvi. Na va, tai šiandieną atvykote į Kauno miestą. Kauno miestas, kaip sakoma, atsiskaitė jums, ką nuveikė būtent policija Kauno apskrityje ir kokie buvo rezultatai. Mes juos aptarysim būtinai kiek vėliau. Dabar pakalbėsime šiek tiek bendras tendencijas apie Lietuvos policiją ir ko gero pradėsim nuo džiugiausių naujienų. Praėjusią savaitę buvo paskelbta naujausia gyventojų apklausa, kuri parodė, kad Lietuvoje policija yra 4. pagal pasitikėjimą tarp gyventojų, 72% Lietuvos gyventojų pasitikė policiją. Ir tai yra per 10 metų viena iš tų pagrindinių institucijų, kurios gyventojų pasitikėjimas šią instituciją vis labiau auga. Kaip manot apskritai, kas lemia tą pasitikėjimą tokių gyventojų? Pirmiausia, turbūt reikėtų padėkoti gyventojams, kurie mums pasitikė, bet labai svarbu pabrėžti, kad policija dirba ne dėl reitingų, ne dėl rodiklių, ne dėl kažkokių skaičiukų. Mes tarnaujam, mes netgi nedirbam, mes tarnaujam žmonėm, mes ginam, mes saugom, mes padedam. Ir iš tikrųjų mes tuo keliu ir einame. Ir kas labai svarbu, kas labai džiugu, turbūt jeigu kalbant apie mūsų pokyčius, kaip policija keičiasi, kaip mes kitaip organizuojam darbą, tas vertinimas parodo, kad policija eina teisingų kelių. Kad mes iš tikrųjų darome tai, ko reikia žmonėm. O žmonės kalba apie 3 pagrindinius dalykus, ko jiems reikia. Tai pirmas dalykas, kiekvienas nori jaustis saugus. Ir kai mes paklausėm iš tikrųjų, kaip jūs įsivaizduojat, kas tas saugumo jausma jums, sakykime, kaip įsivaizduojate savo saugumo jausmą, tai atsakymas, kad mes norime matyti daugiau policijos pareigūnų. Gatvėje, kieme, pravažiuojančius per kaimą, kelyje ir panašiai. Antras dalykas, gyventojai, tie, kurie susiduria su kažkokiais įvykiais, su kažkokiam problemom, su kažkokiais pažeidimais, jie nori, kad mes greičiau atvyktume. Kad mes kiek įmanoma greičiau ir suteiktume tą pačią pirmą pagalbą įvykio vietoje. Trečias dalykas, kuris yra irgi labai svarbus ir kurį iš tikrųjų teisybės dėlė reikia pasakyti, kur mums turbūt didžiausia žingsnį dar į priekį reikia padaryti, tai yra pagalba nukentėjusiam. Ne pažeidėjų, nedėmesys į pažeidėją, nedėmesys į nusikaltėlį, o pagalba nukentėjusiam. Ir ta pagalba jinai nebūtinai, arba sakykime, netgi dažniausiai nesusijusi su pažeidėjo sulaikymu, su nusikaltėlio pagavimu, o su, sakykime, su tuo elementariu supratimu to nukentėjusio, su elementariu paaiškinimu kažkokios situacijos, ką jam tada reikia daryti, kokį pareiškimą rašyti. Na, pavyzdys, pavogė iš jūsų piniginę, tenais galbūt buvo banko kortelė. Tai ko nori žmogus, turbūt visi suprantam, kad per vieną minutę, o galbūt niekada mes tos kortelės nesurasim, bet matyt reikia paaiškinti, kur kreiptis, kaip reikia užblokuoti, kad nedingtų pinigai. Galbūt tenais buvo automobilio raktai, tai sakykime, kaip tą automobilį atrakinti, gal kažkur pavežti, gal kažką padėti. Tai yra elementarūs dalykai, ko nori kiekvienas žmogus. Ir ketvirta, kas, sakykime, su to siejasi, kas koreliuojasi, tai yra, aišku, nusikalstamų veikų ištyrimas. Jeigu mes atvyksime įvykį greičiau, jeigu mes turėsime daugiau laiko dirbti su tuo įvykiu, tai be abejo mes galėsime surinkti daugiau pėdsakų, daugiau įkalčių, arba, kas labai dažnai būna, kad sekti ir pagauti ir sulaikyti nusikaltėlį karštais pėdsakais. Dar ko gero, formuojant, vėlgi vertinant pačios policijos įvaizdį gyventojams, svarbu yra ir pasitikėjimas. Vėlgi ta policija tai yra korupcijos, kad būtų kuo mažiau. Galima sakyti, kad imuniteto skyrius, jo steigimas, aktyvus valymasis taip pat prisidėjo prie to, kad vis palankiau yra vertinama, kad nekorumpuota yra policija. Vienreikšmiškai iš tikrųjų galiu teikti, kad šių padalinių įsteigimas tikrai prisidėjo prie bendro tikslo, tai yra, kad policija iš tos tokios korumpuotos įstaigos įvaizdžio turėtų visai kitokį, tai yra įstaiga, kuri iš tikrųjų nesprendžia problemų su kyšių pagalba, kuri neima kyšių ir kas labai svarbu paminėti, turbūt tai, ką mes pamatėme. Mes pamatėme, kad mes iš tikrųjų dalinai arba didžiąją dalimi sprendėme problemą, kalbant apie pačią policiją, nes policijos pareigūnai per metus praneša po 800-900 kartų, 900 atvejų, kada mes esam bandomi papirkti, tai yra, kada policijos pareigūnam bandoma duoti kyšių, tai yra tiek baudžiamųjų bylų mes per metus tyrėme, kad yra bandyta papirkti policijos pareigūnus, bet mes pamatėme, kad darbas vien tik su policijos pareigūnais turbūt yra nepakankamas. Dėl ko? Dėl to, kad kyšyje dalyvauja dvi pusės. Tai yra tie, kurie siūlo ir tie, kurie ima, tai, sakykime, policijos pareigūnai. Ir mes jau prieš daugiau negu metus pradėjome vykdyti projektą, kuris vadinasi Kyšiais iš purvina, tai yra dirbam su ta antra pusė, tai yra su visuomenė, su mumis visais,
kad iš tikrųjų kyšį duoti negarbinga, kad tokiu būdu problema neturėtų būti sprendžiama, kad dažnais atvejais kyšis, iš tikrųjų juokinga, kyšis viršyje galima skirti baudą už tą pažeidimą, nes pažeidėjai nežino ir jie galvoja, kad čia duosiu va tokią sumą ir aš spręsiu. O dažnai būna taip, kad galbūt bauda 50 eurų, o kyšis yra siūloma 100 eurų. Tai dirbame su antra pusė ir pernai metų rezultatai džiugina, nes jeigu mes turėdom po 8, kaip aš minėjau, 900 atvejų per metus, tai pernai turime maždaug 400 atvejų per metus, kai policijos pareigūnai buvo bandyti papirkti. Ir kuo labai džiaugiuosi, tai yra policijos pareigūnai atsispyrė tikrai dideliam sumom. Čia vienas turbūt iš paskutinių atvejų nuskambės prieš keletą mėnesių, kai kelių policijos patruliai buvo bandyti papirkti daugiau negu 3000 eurų sumą. Tai yra ne kažkokiu pažadu, kad kažkas ateityje duos, atneša panašiai, o padėtais daugiau negu 3000 eurų policijos pareigūnams. Nuo šių metų Liepos 1 dienos 100 eurų maždaug ir daugiau didėja policininkų atlyginimai. Kaip manot, tai irgi prisidės, kad dar labiau atsispirs policijos pareigūnai būtent tiems kyšiams? Aš gal darbo užmokesčio nesiečiau tiesiogiai su kyšio ėmimu arba neėmimu. Čia turbūt reikia kitą dalyką paminėti, kad mes norime iš tikrųjų, kad policijos pareigūnas būtų mandagus, būtų tvarkingas, būtų dėmesingas, visą savo darbo laiką, sakykime, skirtų iš tikrųjų pagalbai žmonėm, bet įsivaizduokim, jeigu policijos pareigūnas gauna ne darbo užmokestį, iš kurio jisai negali išlaikyti savo šeimos, negali sumokėti komunalinių patarnavimų. Šiai dienai mes jau tokių dalykų beveik neturime, tačiau prieš metus, prieš 2 mes dar turėjome labai daug policijos pareigūnų, kurie imdavo pažymas apie darbo užmokestį ir paaiškinimas paprastas būdavo, kad gauti kompensacijas už šildymą, už kitus dalykus. Tai dabar įsivaizduokite, jeigu aš stoviu kelyje, dirbu ir žinau, kad jau trečia mėnesio savaitė aš neturiu pinigų, kaip susimokėti už būtą, už vaikus, už maitinimą, už mokslą, už dar kažką. Tai dabar įsivaizduokim, ar tas žmogus, jisai mąstys apie darbą, ar jisai mąstys, kaip gerai atlikti darbą, kaip pagauti kažkokį nusikaltėlį, jisai galvos, kur dasidurti. Ir aišku, didžioji dalis pareigūnų dirba antrą darbą, kad prisidurti prie tos varganos algos, bet dalis, matyt, susigundo ir kyšiais. Tai tie dalykai, jie nedžiugina ir mes priėmėm sprendimą, kad taip toliau negali būti. Negali policijos pareigūnai dirbti už pašalpą. Ir nuo praeitų metų Liepos mėnesio mažiausias darbo užmokestis į rankas policijoje yra 600 eurų. Mes kalbam apie pirminę grandį, o vidurinė grandis tai yra tyrėjai, tai yra specialistai, jų atlyginimas yra 700 eurų. Ir priimtas sprendimas jau šiais metais, kad nuo šių metų Liepos mėnesio mažiausias darbo užmokestis bus 700 eurų, tai yra pirminės grandies pareigūnų, 850 vidurinės grandies ir kalbant apie vadovus, mažiausias užmokestis bus 1000 eurų rankas. Ir aš turbūt čia negalėčiau nepapasakoti vienos istorijos. Tai keletą metų atgal buvo, aš ją skaičiau ir per vieną pranešimą Mykolo Romerio universitete. Tai yra iš tikrųjų tikra istorija, kai mieste dirba policijos pareigūnas, jisai yra kinologas, turi 3 vaikus, mieste yra viena mokykla, miestas gal garsiai pavadinau miestelis, įsivaizduokit, jisai eina į tą ugdymo įstaigą, jisai populiarina policijos pareigūno profesiją, jisai vykdo prevencinį darbą, prevencinę veiklą su mokiniais, o greta yra 3 jo vaikai, kurie stovi iš esmės už 15 metrų prie nemokamo maitinimo. Dėl ko? Dėl to, kad mes jam tokį užmokestį mokam. Tai dabar pagalvokim, ką turi jausti jisai, kaip jisai turi per save perlipti ir kaip jisai turi darbę jaustis, kai supranta, kad valstybė jam nesumoka net tų minimalių pinigų, kad jam nereikėtų vaikų statyti eilę prie nemokamo maitinimo. Dabar įsivaizduokim, ką jaučia jo vaikai. Čia turbūt mes galim tik įsivaizduoti, kai jų tėtis rodo, kokia yra stipri, gera, graži Lietuvos policija, kad iš tikrųjų ir kiti gali būti Lietuvos policininkai, kaip valstybė vertina tą žmogų, kaip jie turi jaustis. Mes turbūt tik tai galime įsivaizduoti. Nors valstybė reikalauja ir visuomenė, kad policijos pareigūno, kaip sakoma, specialybė būtų garbinga, tai yra garbinga profesija, atsakinga profesija. Taip. Tačiau tuo pačiu mes įmetam į situaciją, kada, kaip sakoma, garbės sotus tu nebūsi. Tai aš apie ką ir kalbu, iš tikrųjų, ta garbė tu gali būti sotus, kai tu gyveni, galbūt pas tėvus, kai tie tavo poreikiai yra pakankamai maži, bet pas kiekvieną vienu ar kitu momentu atsiranda šeima, atsiranda vaikai ir bet kokiu atveju policijos pareigūnas turi gauti tinkamą darbo užmokestį. Aš vadinu, tai yra orus darbo užmokestis. Mes niekada neuždirbsime 100 000, mes netapsime milijonieriais, tačiau mes turime gauti orų darbo užmokestį, kad darbe aš galvočiau ne apie tai, kaip išlaikyti šeimą, o kaip tinkamai atlikti savo darbą. Tai mano viena iš pagrindinių užduočių per mano kadencijos laikotarpį, kad policijos
policijos pareigūno užmokestis nuolat didėtų ir 2020 metų pabaigoje jisai pasiektų 1000 eurų. Na, nuo Liepos 1 dienos vėlgi tai ženkliai pasitėjus. Gerai, pakalbėkime apie policijos reformą. Sustabdyta į gruodžio viduryje yra tam, kad įvertinti tai, kas jau yra padaryta. Jau turit tam tikras tendencijas, ką pavyko būtent šią reformą atlikti? Na, pirmiausia, turbūt reikia suprasti, reikia paaiškinti, kas yra ta policijos reforma, nes mes daugelis spekuliuojam, kad čia kažkas stebuklingo. Aš jau prieš keletą minučių pasikartojau, policija daro tai, ko nori žmonės iš mūsų, ko iš mūsų tikisi. Mes nuolat darom apklausas ir žmonės sako, mes norime būti saugus, tai yra mes norime matyti daugiau jūsų patruliuojančių gatvėje. Mes norime, kad esant kažkokiam reikalui, kažkokiai problemus greičiau atvyktumėte. Kai atvykote, mes norime dėmesio. Mes norime, kad tą problemą tinkamai čia ir toj pat išspręstų. Tai visa reformos esmė. Nuo šių metų gatvėje dvigubai daugiau policijos pareigūnų, tai jeigu buvo 1500, tai jau turi būti 3000. Be abejo, tai sąlygos greitesnį atvykimą į įvykio vietas, tai sąlygos, kad dirbs daugiau ekipažų ir mes didesnį dėmesį galėsime skirti nukentėjusiems. Tai čia yra visa reformos esmė. Ir tada, kai mes kalbam apie tai, ar reikia to stabdyti ar ne, tai turbūt mes galim visuomenės paklausti, ar jie nori, kad gatvėje būtų mažiau policijos pareigūnų, ar jie nori, kad mes atvyktume lėčiau į įvykius, ar jie nori, kad mes mažiau dėmesio skirtume arba neskirtume dėmesio. Tai turbūt kiekvienas ir jūs atsakysit, ne, aš to nenoriu. Tai visi puikiai suprantam, kad tie pokyčiai, ta reforma, kai mes bepavadintume, jie tikrai įvyks. Ir visi dokumentai, tai yra visa statistinė informacija, visi įsakymai, visi norminiai dokumentai yra pateikti Vidaus reikalų ministerijai. Dabar tikrai žinau, kad jie vertina tą medžiagą ir aš esu tikinęs, kad artimiausių laikų mes sutarsime, kada tie pokyčiai bus pabaigti. Vėlgi vertinti, kaip tas pavyko, kas gerai, kas blogai, mes galėsime po metų arba po 2, nes kai kurie iš tikrųjų kalba, sakykime, kad kažkokiam komisariate dirbama jau naujų modelių, pažiūrėkim, kaip šitą mėnesį čia kas pasikeitė. Mes turime suprasti, Lietuvos policijoje dirba virš 10 000 darbuotojų ir tikėtis, kad įvykdžius pokyčius per vieną dieną pasikeis viskas? Ne, tikrai ne, nes pokyčiai turi vykti ir mūsų galvose. Mes patys turime pasikeisti. Vien tik tai pakeitus norminius dokumentus, kažkokius įsakymus, mes puikiai suprantam, kad nepasikeis šiame veikla. Tai tam reikia laiko ir be abejo, kad mes po metų, po 2 vertinsime. Vėlgi, iš tikrųjų daug kas sako, labai čia gražiai kalbate, tai pas jūs reiškia, jokių problemų nėra, viskas taip puikiai vyko. Turime problemų, žinome problemas, mes jas sprendžiame. Tai pirma, tai yra techninis aprūpinimas, nes labai lengva pasakyti, išeikite į gatvę, dirbkite gatvėje, bet tam reikia ko? Tam reikia tinkamų transporto priemonių, tam reikia kuro, tam reikia policijos pareigūnų geros uniformos, geros, patogios, jam reikia specialiųjų priemonių, jam reikia ginkluotės, jam reikia, kad kompiuterinė technika būtų kartu su juo, kuri būtų pritaikyta naudoti automobilį gatvėje. Antras labai svarbus dalykas - mokymai. Nes dalis policijos pareigūnų prieš tai didžiąją darbo dalį praleido kabinetuose. Tai mokymai visom prasmėm. Tai yra ir taip, kaip reikia dirbti gatvėje, tai yra ir fizinis parengimas, ir taktika, ir visi kiti dalykai. Tai problemų be abejo mes turime. Bet ar tai reiškia, kad nevykdant pokyčių, nedarant reformų, jokių tos problemos išspręs? Jos neišspręs. Jos tiesiogiai nėra susijęs su reforma. Reforma, ar šitie pokyčiai, kuriuos mes darome, tai yra būdas, galimybė išspręsti tam tikras problemas. Jūs kalbėt būtent ir reformos metu ir apskritai, kad vienas iš jūsų tikslų, kad būtų įdėktas tas skandinaviškas modelis policijos. Kaip jūs įsivaizduojat, kaip turėtų reformos pabaigoje būtent atrodyti ta policija ir žmonėm, kurie klauso, kaip aiškinti, kas tas skandinaviškas yra modelis? Gal nėra visiškai tiksliai pasakyta, kad skandinaviškas modelis. Iš esmės, kai manęs klausia, į ką jūs orientuojatės, ar čia kažkokį naują dviratį išradote, ar į kažkokią valstybę žiūrite, tai iš esmės iš tikrųjų mes orientuojamės į skandinavus, į tokias valstybės kaip Olandija, kurios yra panašios pagal savo dydį, pagal gyventojų skaičių, pagal mentalitetą. Tai šiandieną mes žiūrime, ką daro Norvegai, ką daro Suomiai. Jie eina tokiu pačiu keliu. Jie mažina pastatų skaičių, jie optimizuoja įstaigų skaičių, jie daro, kad daugiau policijos pareigūnų dirbtų gatvėje. Jie daro tai, kad policijos pareigūnas, kuris atvyko į įvykį, čia pats išspręstų tą problemą, ne kaip mes darėme kažkada. Atvažiavo patrulis ir laukia valandą, 2 ar 20 minučių, ar 4 valandas, kol atvažiuos kiti ir išspręs tą klausimą. Tai šiandieną, jeigu atvykai į
įvykį, mes kalbam, kad mes didžioji dalis pas mus įvykių yra nesudėtingi, arba administraciniai teisės pažeidimai, arba nusikalstamos veikos, kaip smulkios vagystės ar panašiai, kad policijos pareigūnas pats vietoje toj pat ir išspręstų ir važiuotų dirbti toliau. Tai tą patį daro skandinavai, tą patį turime daryti ir mes. Ir čia, žinokit, reikia labai atvirai aiškiai pasakyti, mes galime vaidinti, kad mes esame labai turtingi, bet mes nesam iš tikrųjų turtingi ir mes kiekvieną eurą privalome skaičiuoti. Ir mano kaip policijos vadovo užduotis, kad su esamu biudžetu mes turime užtikrinti gyventojų saugumą. Ir čia yra pagrindinė užduotis. Lietuva pirmauja pagal statistiką, gaila toj blogoji tokioje statistikoje, pagal savižudybių skaičių, pagal alkoholio suvartojimo skaičių. Daugelį metų mes buvom irgi pirmaujantis prie keliuose žuvusių ir apskritai auto įvykių gausa statistikoje. Naujausia statistika skelbia, kad tas pozicijas užleidžiam ir jau tolstam nuo tos blogosios statistikos. Kaip manot, vėlgi, kas čia labiausiai lėmė, kad turim gerėjančią tą statistiką bendrai Europos visame kontekste? Pirmiausia, turbūt dar sudėtinga būtų džiaugtis, mes mažėjimą turim didelį, kalbant apie žuvusių skaičių, tai turbūt maždaug 5% sumažėjo pernai lyginant su užpernais metais, tačiau neramina kitų eismo įvykių skaičius, kur kur buvo sužeisti asmenys, techninio eismo įvykių skaičius, tai čia dar mes tikrai turime kur pasistengti. Jeigu kalbėti, kas nulėmė, tai jokių būdų nenoriu ir nesiruošiu prisimti nuopelnų policijai arba Lietuvos kelių policijai. Mes buvom dalis tų, kurie vykdė tam tikras priemonės ir saugaus eismo įvairias akcijas, prevencinės, baudžiamasias, kalbant dalis, tai Susisiekimo ministerija, kelių direkcija, savivalda, švietimas ir daugelis įstaigų. Komandinis darbas. Taip, tai yra komandinis darbas ir jokių būdų nepasakysiu, kad kelių policija arba pati policija, kad sumažino žuvusių skaičių. Mes prisidėjome prie to 5, 10, 20%, man šią dieną sunku pasakyti, bet tikrai nedidesnė dalimi. Ir mūsų užduotis, kad ir šiais metais ir toliau iš tikrųjų tą savo įnašą, tą mažą kruopelę į bendrą dalyką nešti. Ir iš tikrųjų, ką mes ir šiandien šnekėjom ir su Kauno kelių policijos vadovu, mes bandome skaičiuoti kai kurios skaičius, bet jau kalbant apie tuos skaičius, tai iš esmės pagrindinis dalykas daryti kiek įmanoma daugiau prevencinių akcijų, nebaudžiamųjų, nedaugiau asmenų nubausti, o vis tik tai paaiškinti žmonėms, kad už saugumą keliai jie atsako patys. Ir pažiūrėkite, jeigu mes kalbame, sakykime, apie saugos diržus, kas pirmas automobilijos prisisega? Vaikai. Dėl ko? Dėl to, kad vis tik tai tas ėjimas į mokyklas, mokytojų darbas, policininkų darbas įdiegia vaikam, kad iš tikrųjų jie turi prisisegti diržus. Pažiūrėkit, kas atšvaitus labiausiai ir geriausiai dėvi. Vėlgi, vaikai. O vaikai būna paskui auklėjo tėvus? Jo, vaikai būna auklėjo tėvus, tai mes ir tikimės, kad per tam tikrą laiką mes patys pasikeisime, nes niekas mūsų neapsaugos, jeigu mes nesisaugosim. Ir pavyzdžiui, jeigu kalbant apie Kauno apskritį, bet ir Lietuvoje panašios tendencijos, sakykime, kokios priežastys pagrindinės eismo įvykių ir skaudžių eismo įvykių. Tai yra greitis ir be atšvaitų ėjimas neapšviestais kelio ruožais. Tai kas? Tai iš esmės mes patys paspaudžiam tą akceleratorius pedalą ir paskui matome kokios pasekmės. Ir kitas dalykas, mes kažkaip tingim užsidėti tos atšvaistus. Ką tada? Jeigu paprasčiausiai vairuotojai mūsų nemato. O tada pasekmės liečia visus. Ir tą, kuris kaltas buvo, ir tas, kuris nekaltas, bet užmušė žmogų, sudaužė automobilį. Tai patys turime saugotis, patys turime suprasti. Pradėti nuo savęs reikia. Taip, reikia pradėti nuo savęs. Gerai, mes už poros minučių grįšim, dabar jau tada pakalbėsime apie Kauno situaciją, o primenu, kad šiandien dieną dienos ačiū laidoje pas mus svečiuojasi policijos generalinis komisaras Linas Pernavas. Dienos svečias. Gerai, mes sugrįžtame į dienos ačiū laidą, o pas mus svečiuojasi Lietuvos policijos generalinis komisaras Linas Pernavas. Dabar jau pakalbėsime apie tai, kas ir mūsų radijo klausytams yra aktualiausia, tai yra Kauno apskritis. Pats kažkada irgi buvo, tiksliau nuo 2014 metų Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininkas. Grįžot šiandien dieną, kaip sakoma, išklausyti jau ataskaitą apie tai, kas buvo nuveikta 2016 metais jums, kaip būsim vadovų, kas labiausiai džiugina grįžus į Kauną. Mane džiugina santykiai su kitom institucijom. Prokuratūra, teismas, savivalda, merai, priešgaisrinė apsauga. Iš tikrųjų, ką aš radau Kaune, man ateinant, reikia teisybės dėlei pasakyti, visi gąsdino.
kaip čia blogai, kaip čia sunku, kaip čia baisu, ką aš radau tikrai draugiškus žmonės, nes yra problema, kai tu nepažįsti, nežinai pas ką nueit, su kuo šnekėt, apie ką šnekėt, galų gale kas čia kažkokius sprendimus priima. Tai galiu pasakyti, kad per keletą mėnesių susipažinom ir neradau ne vieno, galiu drąsiai pasakyti, ne vieno žmogaus, kuris, kalbant apie šitas institucijas, apie šitų institucijų ypatingai vadovus, kurie nepadėtų, nedirbtų kartu. Tai šį dieną radau dar geriau bendraujančius, dar glaudžiau bendradarbiaujančius, dar geriau dirbančius ir mūsų vieni iš pagrindinių partnerių, tai yra prokuratūra, tai yra savivalda, tai tikrai galiu pasidžiaugti, galiu drąsiai sakyti, kad daugam tai galėtų būti pavyzdys. Aš kalbu apie visą Kauno apskritį. Aktyvus tarp institucinis bendradarbiavimas, ar ne? Taip, ir tikrai aktyvus, turbūt reikėtų sakyti, nesavanaudiškas. Turiu minį, žiūrima į bendrą tikslą, o ne aš tu man patinki arba tu man nepatinki. Tai yra, turim problemą, turime ją spręsti ir susitelkiam ir ją sprendžiame. Tai tikrai džiaugiuosi ir sakykime, jau kalbėti apie išaiškintus nusikaltimus, apie baigtas baudžiamąsias bylas, apie atiduotas teismą. Kauno apygarda yra mažesnė už Vilniaus apygardą, tačiau rezultatai 3 metai yra geresni. Tai dar kartą įrodo, kad ne kiekybė yra svarbiausia, svarbu kokybė. Pernai metais, Kauno mieste irgi buvo toks didelis, galima sakyti, drastiškas mažėjimas žuvusių keliuose, kaip manot irgi, kas prie to prisidėjo, nes Kauno mieste vėlgi eilę metų eismo įvykių žuvusių skaičius buvo tikrai ganėtinai nemažas. Turbūt reikėtų pasikartoti, tai yra bendras mūsų darbas kartu su savivalda. Ypatingai šito vietoje galėčiau pasakyti, ką tik tai teko bendrauti su Kauno rajono meru, tai tas požiūris, kuris buvo ir man dirbant, jisai niekiek nepasikeitė, tai yra kalbant apie prevencinės programas, apie per tas programas skirimas lėšas, sakykime, inovatyviom technologijom, tai yra ne per ėjimas per žmonės, kad kažkokios sankryžoje pastatykim policininką ar kažką, tai spręsim problemas. Tai yra kalba apie naujas techninės priemonės, apie naujus įvairius sprendimo būdus, kaip pavyzdys automobilio nupirkimas su greičio matavimo įranga. Tai turbūt net nereikėjo matuoti. Pats faktas, kad yra toks automobilis, kuris matuos, kuris žiūrės, labai stipriai veikia prevenciškai. Tai iš esmės aš galvoju bendras prevencinis darbas. Vėlgi, kas yra labai svarbu, tai turbūt naujas dalykas, kuris buvo prieš keletą metų pradėtas diegti Kauno apskrityje, tai yra bendruomenės pareigūnai. Tai yra policijos pareigūnai, kurie nebaudžia, negaudo nusikaltėlių, kaip aš sakau, nesulaikinėja, tačiau jie dirba prevencinį darbą. Ir aš manau, kad jų darbas taip pat davė tam tikrų rezultatų ir iš tikrųjų per tą laiką stebėjau, kaip vykdomos įvairios prevencinės akcijos, ypatingai su vaikais, su mažesniais, sakykime, su didesniais ir mėgoje ir visur kitur. Tai aš manau, tas bendras darbas ir mūsų pokalbį šiandien matyt kažkada duos rezultatų. Tai bendras tas toksai supratimas, kad mes esame atsakingi už save ir už kitus. Kauno mieste vakar buvo irgi paskelbta informacija, kad Kaune bei Panevėžyje bus pastatyti ir įrengti nauji apskričių policijos komisariatai. Kaune jisai turėtų įsikurti Radvilėnų plente 1. Kada numatomi šie darbai? Kada jie prasidės? Tai darbai prasidės artimiausių metų, bet turim suprasti, kad pirmi darbai tai nėra pamatų kasimas arba liejimas. Visų pirma, turi būti atliktas pirkimas, tai yra, kad būtų surastas rangovas, kuris vykdė šį projektą. Ir aš esu įsitikinęs, kad per keletą artimiausių metų, iki 2019-2020 metų mes turėtume turėti pastatą. Bet čia reikėtų labai kelis svarbius dalykus paminėti, kad ta problema, kurią mes šiandien turime, šiandien Kaune, įsivaizduokit, Kauno mieste yra 20 policijos pastatų. Aš jau nekalbu, kad eiliniam žmogui yra sunku susiorientuoti, kur ir pas ką reikia eiti. Pačiam policininkui sunku susiorientuoti, kas kur ir ką daro. Na, įsivaizduokit, kiek logistinių mes problemų turime. Antras dalykas, įsivaizduokit, kiek reikia transporto priemonių, kad kiekvieno pastato darbuotojas turėtų, kad galų gale galėtų komunikuoti vieni su kitais, nes dažnai ne viską mes galime padaryti kompiuterio arba informacinių technologijų pagalba, reikia betarpiško bendravimo. Tai įsivaizduokit, ant kiek tai apsunkina mūsų darbą. Jo labiau ir tų pastatų būklė, ne visų tikrai labai tenkintina. Reikia turbūt tai pasakyti, kad jeigu policija visas savo investicijas nukreiptų į Kauną, tai turbūt mes čia turėtume kokį 10-20 metų darbo, kad sutvarkyti tos pastatus. Tai klausimas vėlgi, ar tai yra efektyvu. Ir reikia kalbėti apie visą Lietuvą. Praeitų metų sausio 1 dieną mes turėjome 737 pastatus, kalbant apie Lietuvos policiją. Pastatus, statinius. Tai įsivaizduokit, kad tai yra labai nebloga nekilnojamo turto firma. 700 pastatų.
Ir mes paprasčiausiai nesam pajėgus jų administruoti, mes nesam pajėgus jų rekonstruoti, renovuoti ir sutvarkyti. Ir jeigu mes kalbam darbuotojams, kad tuoj neužilgo jūs turėsite pačias geriausias darbo sąlygas, kad interesantai, kurie ateis, jie vėlgi paklius į puikiausius, gražiai suremontuotus pastatus, tai mes meluojam. Tai pagaliau turime nustoti meluoti ir suprasti, kad negalime visų pastatų sutvarkyti. Išsikėlėm savo uždavinį, kad turėti tiek pastatų, kiek reikia, kiek mūsų darbų reikia ir kiek mes galime išlaikyti. Tai Kaune vietoj 20 pastatų šį dieną esančių 20 po keletos metų liktų tik 4 pastatai. Kalbant apie Panevėžį, vietoj praeitų metų pradžioje buvusių 7 pastatų liktų 1 pastatas. Tai būtų iš tikrųjų patogu ir interesantam, būtų patogu patiems policijos pareigūnam, tai būtų gerokai pigiau, gerokai efektyviau ir aišku, tos darbo sąlygos būtų visiškai kitokios, lyginant su tuo, ką mes turime dabar. Na va, procesai vietoj nestovi, viskas po truputį kinta. Smagus, tikrai neblogi rezultatai, galima sakyti, buvo 2016 metais, tai palinkėsim, kad tie 2017 metai būtų dar geresni, o mes, manau, kitais metais jau susitiksim irgi apibendrinti juos. Dėkui Jums. Dėkui Jums. Pasigero. Na, primenu, kad dienos ačiū laidoje. Šiandien dieną pas mus svečiavosi policijos generalinis komisaras Linas Pernavas.